Savaitinė Forex rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Praėjusią savaitę rinkose buvo tikrai audringa, turėjome labai svarbę Federalinio rezervų banko naujosios vadovės Janet Yellen konferenciją, per kurią, kaip ir buvo prognozuota, Janet Yellen pasisakė, kad ir toliau mažins obligacijų supirkimo programas, per kiekvieną konferenciją yra planuojama mažinti, tačiau jinai nėra patenkinta dabartiniu ekonominiu atsigavimu ir iš tikrųjų tempas yra lėtokas, todėl jeigu bedarbystės lygis pasieks 6,5% planuotą bedarbystės lygį, obligacijų supirkimo programa nebus nutraukta visiškai, kaip buvo kalbama prieš tai. Beno Bernankės, sakykime, buvo tokie lūkesčiai rinkos dalyvių. Todėl artimiausių metų iš tikrųjų pagal augimo rodiklius Amerikos žinoma labai daug yra blogų ir orų poveikis, tai yra sausio mėnesį, gruodžio mėnesį, dabar vasario mėnesio pūgos taip pat lems šiek tiek rodiklių blogėjimą ir tai tas nerodo realaus ekonominio augimo. Paskui pavasarį mes daugiau matysime rodiklius ir matysime, kokia yra situacija, bet vis dėlto yra labai tikėtina pasirodžius prastesniems bendrai rodikliams, ne tik tais po Janet Yellen konferencijos, bet ir pasirodant blogesniems rodikliams. Praėjusią savaitę mes matome, kad investuotojų lūkesčiai vis dėlto yra, kad Federalinis rezervų bankas mažins monetarinį stimulą nuosaikiau ir galbūt netgi mažesnėmis porcijomis, negu kad dabar po 10 milijardų dolerių yra numatyta mažinti stimulus per kiekvieną konferenciją. Apie tai galite daugiau skaityti Forex Factor LT, mūsų savaitinėme naujienų žurnale daugiau. Euras doleris jau pradeda testuoti 1,37 lygį, penktadienį jau kaip ir bandė jį įveikti, tačiau vėlgi nesėkmingai, čia jau yra trečias kartas, kai šitą lygį bando rinką įveikti nesėkmingai. Iš tikrųjų, euro zonos matome BVP augimą geresnį negu buvo prognozuota per paskutinį praeitų metų ketvirtį, ir greičiausiai tas augimas tęsis jau ir šių metų pradžioje. Žinoma, augimas, jeigu lyginsime su Amerikos augimu, tai yra pakankamai nedidelis, bet koks augimas eurozonai jau rodo, kad regionas po truputį atsigavinėja ir daugiausia augimą lėmė būtent geresnė situacija Vokietijoje ir Prancūzijoje. Ateinančią savaitę būtent eurozonai bus skelbiama nemažai svarbių pranešimų ir ypatingai ketvirtadienis PMI rodikliai, tai yra užsakymo vadybininkų indeksas, kur matysime ir paslaugų, ir gamybos sektorių aktyvumą. Tai jeigu šitie rodikliai pasirodys geresni, euras doleris turėtų kilti ir į naujas aukštumas, tai yra JAV dolerio silpnėjimas ir toliau nusimato. Kaip tik ateinantį savaitę labai įdomi ir svarui, kuris pabrango į 2,5 metų aukštumas prieš JAV dolerį ir gali tiesiog tęsti kilimą iki 1,7. Viena svarbiausių naujienų Anglijos svarui buvo tai, kad Centrinis bankas pagerino 2014 metų prognozes, ekonominio augimo prognozes. Ir iš tikrųjų mes matome ateinančią savaitę, kad bus skelbiama infliacija, darbo rinkos rodikliai, mažmenio pardavimų rodikliai. Infliacija prognozuojama, kad šiek tiek sumažės, tačiau prognozuojama, kad darbo rinka ir mažmeninių pardavimų rodikliai bus geresni. Taip iš tikrųjų manome, kad to sulauksime, todėl iš tikrųjų, jeigu tik svaras doleris įveiktų 1,6750 lygį, atsivertų kelias pilnai kilimų iki 1,700. Taip pat laukia ateinančią savaitę svarbi Royal Bank of Australia, tai yra Australijos centrinio banko konferencija, tai yra protokolas iš konferencijos, per kurį investuotojai, bent jau pagal Australijos dolerio poros judėjimą, matosi, kad vylėsi tiesiog sulaukti daugiau optimistinio tono, tai yra po truputį mažinti monetarinius stimulus, ir iš tikrųjų taip pat turėsime tokį greičiausiai Australijos doleris tęs brangimą, jeigu šitos prognozijos pasiteisins. Ateinančią savaitę šiaip iš tikrųjų nebus labai daug skelbiama svarių pranešimų su Australijos išskyrus RBA protokolą, todėl jisai bus itin svarbus. Naujoji Zelandija paskelbs paslaugų sektoriaus PMI ir mažmeninius pardavimus. Jeigu šie rodikliai bus geresni, Naujosios Zelandijos doleris turėtų tęsti brangimą. Tai iš tikrųjų šios apžvalgos tikslas, kaip visada, yra pasižiūrėti daugiau judėjimus iš techninės analizės pusės. Visų pirma, euras doleris, savaitinėme grafike yra nepakitęs, jis juda tame pačiame kanalo ties viršūnėmis, vis dar daugiau yra tikimybiškai ieškoti geriau yra pardavimų, tačiau yra ilgalaikiai tikslai, šitas kritimas, jisai pasirodo yra daugiau kanalas, krentantis kanalas, po kylančios bangos dažniausiai transformuojasi į intervalinį judėjimą, todėl po kanalo pramušimo greičiausiai turėsime intervalinį judėjimą, ir intervalo viršus galimai bus ties kaina 3800. Dabar mes matome štai šitas kanalas, šitas kilimas. Kol kas šito kilimo mes negalime pavadinti
vadinti kylančiu trendu, tai yra kylanti banga intervale, intervalo viršus būtent ties 3700-3750. Šioje zonoje yra dar galimybė sulaukti ir euro dolerio smukimo. Jeigu 3750 lygis bus įveiktas, na tik tais tada eurų į dolerį atsiveria kelias link 3850 ir tiesiog kilimas iki čia, nuo čia sulaukus signalinio baro bus galima jau ieškoti ir pardavimo pozicijų. Kol kas artimiausių metų iš tikrųjų laukti pirkimo, bet pirkimą geriausia užeiti į pirkimus pagal mažesnį grafiką. Na, štai šitas penktadienio bandymas pramušti 3700 yra nesėkmingas, mes judame kanale su pakankamai dideliu pasvirimo kampu, dėl to bet koks šitos tendencijos linijos pramušimas gali būti melagingas. Jeigu kaina pakristų po rinkos atidarimo iki kažkur tai 3670, šitoje vietoje mes lauksim dvigubo dugno formuotės, sulaukus signalinio baro būtų galima pirkti štai šitoje vietoje, na ir kitas pirkimas galimas štai šitoje vietoje, ties kaina 3650. Tai jeigu, sakykime, šitoje vietoje nesulauktume signalinio baro, tada šitoje vietoje tik tais pirkimai kol kas nusimato. Na, dabar galima korekcija dėl to, kad mes turime štai čia dvigubą viršūnę, turime lower high, žemesnė viršūnė, meškų spaudimas, šitie buliai yra nelabai stiprus, dėl to galima sulaukti didesnės korekcijos. Jeigu, sakykime, po šito baro valandinio mes po rinkos atidarimo iš karto sulauktume signalinio baro, būtų galima pirkti jau šitoje vietoje. Bet kokiu atveju, kur be pirktumėt, iš tikrųjų galimas pirkimas tiek nuo čia, tiek nuo čia, tiek nuo čia. Mes, reiškia, stop lossą turėtume pastatyti ties kainą, kažkur tai ties kaina 3650. Stop lossas žemiau 3650, 3640 pastatyti, tai yra reikalingas stop lossas 40 punktų. Na, o pelno tikslas turėtų būti link kanalo viršaus, tai yra iki kainos 3740, 3750. Ties 3750 reikėtų fiksuotis pelnus, sulaukti signalinio baro ir su nedidelė, sakykime, labai didelė tikimybė, kad šitą kanalą rinka pramuš dažnai, kada vyksta tokio statumo judėjimai, pramuša kanalą, tas kanalo pramušimas dažnai būna melagingas, nes rinka juda didesnėme kanale, tai mes turime nedidelį kanaliuką, tai yra vadinama final flag prie pat didesnio kanalo, tai šito kanaliuko mažo pramušimas dažnai būna melagingas ir po pramušimo sulaukus signalinio baro būtų galima pardavimo pozicijas, na tik tai tada jau iki 3720, nuo 3720 vėlgi pirkimai, na ir tada jau būtų galima laukti kėlimo iki 3850, kaip ir minėjome pačioj pradžioj apžvalgos iki štai šitos zonos. Nuo čia vėlgi bus tikimybiškai geriau ieškoti pardavimo su nedidelė rizika, ir nes vis dėlto šitas kilimas dabartinis tai nėra kylantis trendas, tai yra tik tais kylanti banga intervale, o kada yra tokia situacija, kai kylanti banga intervale, bet koks stipresnis pasipriešinimas labai dažnai kilimą gali sustabdyti. Aukso grafike mes matome, na, iš tikrųjų labai ženklus kilimas, dvigubo dugno formuotė ir išėjo rinka iš kanalo. Kanalo išėjimas dažnai transformaciją mes matome į intervalinį judėjimą ir artimiausias intervalo viršus yra ties kaina 1.1350, tai yra labai dar toli nuo esamo lygio, kol kas jokių žymesnių pasipriešinimų kainai nėra, dėl to bet kokio pakritimo atveju reikėtų ieškoti pirkimų, mes turime labai statų kilimą, labai ir rinka atitrukusi nuo slankaus vidurkio, dėl to reikėtų ieškoti trendinės linijos, mikrotrendų pramušimų, jie pramušimai šitie dažniausiai būna melagingi. Ir dabar įėjimo taškam geriausia ieškoti valandinį 15 minučių grafiką. Valandinėme grafike artimiausias pirkimas, jeigu rinka pramuštų štai šitą mikrotrendą, štai čia dvigubas dugnas, šitoje vietoje dvigubas dugnas ir šitoje vietoje. Bet kokiu atveju auksą perkant galima pirkti net ir iš karto, tiesiog stop lossas turėtų būti reikalingas apie 200 punktų. Na, o aišku, pelno tikslas yra didesnis, 200 punktų stop lossas, pelno tikslas apie 350 punktų pradžioje. Jeigu šitą lygį veiktų, mes turėtume apie 1000 punktų tikslą. Dėl to pagal mikro trendus prekiaujant 15 minučių minutinį, tai yra valandinėme grafike, laukti mikro trendų pramušimo. Tai pirmiausia šitoje vietoje pirkimas, egzistuoja pirkimas jau ir čia, egzistuoja pirkimas jau ir šitoje vietoje galima pirkti ir šitoje. Na, aišku, ir šitoje vietoje visur dvigubi dugnai, kurie sudaro galimybės pirkti. Jeigu, sakykime, būtų pirkimas štai čia, iš karto agresyviai, stop lossas būtų reikalingas 50 punktų. Šiaip iš tikrųjų geriausias stop lossas ir šitam sandoriui būtų žemiau štai šitos bangos, nes šita banga sudarė didžiausią disbalansą, tai yra paskutinė banga kol kas šitame visame kilime, tai stop lossas
losas turėtų būti bent jau žemiau 1.306. Taigi pastačius stop losą žemiau 1.306 galimas pirkimas iš karto šitoje vietoje ir šitoje vietoje. Tai yra ties 1.318, 1.314 ir ties 1.308 šitose kainuose. Jeigu rinka pramuštų tuos lygius, būtų tada galima laukti šiek tiek didesnės korekcijos, kas yra mažai tikėtina. Taigi stop lossas reikalingas pakankamai nemažas, bet ir pelno santykis geras, dėl to pirkimų laukti, iš tikrųjų būtų pakankamai logiška. Dolerio jenos poroj mes matome dieninėme grafike, kaip dolerių jenai sunkiai sekasi kilti, sunkiai sekasi dolerių brangti. Dėl bendro dolerio silpnėjimo ir Japonijos jeno brangimo mes turime dolerio jenos poroj smukimą. Štai šitas kilimas tai nebuvo kylantis trendas, kylanti banga intervale, kaip ir prognozavom, reiškia, rinka atsimušė nuo štai šito pasipriešinimo. Na ir dabar turim kritimą, kuris vėlgi nėra krentantis trendas, krentanti banga intervale. Matome ženklų šitoje vietoje jau, kad yra išsikvėpimas ir greičiausiai iš tikrųjų jau artimiausių metų, jeigu, sakykime, čia neprasidės kilimas, dar vieną žemumą rinkai suformavus, sulaukti signalinių barų ir ieškoti vis dėlto pirkimo pozicijų būtų logiškiau, nes turim vos žemesnę žemumą, rinka jau šičia vienas iš didžiausių meškų barų per visą kilimą yra štai šitas, iškart po jo stojimas, vos žemesnė žema, V formos judėjimas, turime aukštesnę žemumą, na ir reikalinga mums tiesiog sulaukti slankaus vidurkio ir kanalo pramušimų į viršų. Kanalo pramušimų į viršų, laukti rinkos, ar tas pramušimas bus teisingas, ar rinka išsilaikys, ar šitas dugnas atlaikys, susiformuos ar aukštesnė žemuma. Na ir tada tik tais trečioje bangoje ieškoti pirkimo pozicijų. Taigi būtų pirma banga, antra banga ir trečioje bangoje štai šičia būtų pirkimai. Na ir pirkėjų tikslas artimiausias turėtų būti vis dėlto 4 valandų grafike 1.0250. Pramušus 1.0250, 1.0275 antras pelno tikslas. Jeigu rinka vis dėlto pramuštų 1.0275, doleris Japonijos jena atsivertų kelias link 103.00. Kol kas didesnių pelno tikslų, nereikėtų laukti, geriau visada prekiauti su doleriu jena dabartiniai ypatingai situacijai daugiau trumpalaikiam pozicijom, bet artimiausių metų geriau sulaukti pirkimo signalą. Jeigu rinka, sakykime, išeitų iš dėžutės ir kritimui, vos suformavus žemumą, reikėtų sulaukti štai iš tokio panašaus signalinio baro. Jeigu sulauktume štai tokio panašaus signalinio baro, su nedidelė rizika iš karto užeiti į pirkimo pozicijas ir štai šitoje vietoje fiksuoti pelnus pradžiui. Jeigu šitą kanalą pramuštų, tada vėlgi pelno tikslai, kaip ir iš pradžių minėti pelno tikslai link kanalo, didesnio kanalo viršaus. Jeigu pasižiūrėsime svarą dolerį, mes matome vėlgi svaras jisai juda kanališkai, pakankamai kanališkai, buvo atlikta didesnė korekcija ir dabar po korekcijos 7 dienų iš eilės toks pakankamai masyvus kilimas, brangimas. Savaitinėme grafike mes turime labai stiprų pasipriešinimą zonoje tarp 1.67 ir 1.700. Ateinančią savaitę, jeigu Anglijai bus palankus rodikliai, galimas ir didesnis kilimas. Tiesiog neramina tai, kad savaitinėme grafike mes jau matome vieną didžiausių savaitinių barų per visą kilimą, kuris yra štai šitoje vietoje. Ir tas rodo, kad pirkėjai turėtų, kad rinka yra netoli magnetinės zonos, kur rinkoje pirkėjai turėtų fiksuoti po truputį pelnus, tai yra netoli esame maksimalios finansinės rizikos taško, kur pirkti iš tikrųjų, pačioje viršūnėje nelabai reikėtų. Iš tikrųjų, dabar artimiausiu metu trumpalaikiam sandoriam galima ieškoti pirkimo, tačiau pirkėjų tikslas iki 1.6850. Ties 1.6850 yra pakankamai stiprus pasipriešimas, tarp 1.6850 ir 1.700 yra labai didelė tikimybė rinkos išsikvėpimui, todėl galimas dalykas, kad šitoje zonoje atsiras geri sandoriai su nedidelė rizika ir gerų pelnų pardavimo pozicijom. Šitas kilimas kol kas tai negalima vadinti kylančių trendų, kylanti banga intervale. Intervalas pakankamai platus, dvipusio judėjimo pakankamai nemažai, todėl ties 1.6850 reikėtų saugotis. Iki tos vietos dar turime 100 punktų, dėl to artimiausių metų galima būtų pagal mikrotrendus ieškoti pirkimo pozicijų, iki tos yra vietos ir pirkimo pozicijas reikėtų ieškoti pagal
valandinį grafiką, pagal 15 minučių grafiką, pagal labai mažus grafikus. Netgi valandinėme grafike, sakykime, artimiausias pirkimas būtų už 60 punktų, tai pakankamai toli, pakankamai reiktų didelės korekcijos už 50 punktų, dėl to pirkimus organizuočiau 15 minučių grafike. Na ir 15 minučių grafike artimiausias pirkimas būtų sulaukus didesnės korekcijos, štai šitoje vietoje ties 1,6725, tai čia būtų dvigubo dugno formuoti. Sekantis pirkimas galimas štai šitoje vietoje ties 6,700. Stop lossas žemiau 6,700 25 punktais, na, o pelno tikslas link 6,850. Ties 6,850, kaip ir sakėm, reikalinga sulaukti signalinis baras ir būtų galima ieškoti pardavimo pozicijų su nedidelė rizika. Naujosios Zelandijos doleris, jisai reiškia, mes vėlgi matom judėjimą kanale, šitas kilimas yra kylanti banga intervale ir intervalo viršus 6,413, jis išlieka kaip stipriausias pasipriešinimas. Kanalas rodo, kada mes artėjam prie to pasipriešinimo, rodo trendo po truputį silpnėjimą, mes matom po truputį V formos judėjimus tarp viršūnės ir kitos viršūnės, rinkai sekasi, na, formuoti viršūnės vis sunkiau, labai daug barų formuoja naują viršūnę, dėl to šitas kanalas, kuris dabar yra, jo pramušimas dažnai būna melagingas ir jeigu rinka prasimuštų pro 8,413 lygį, sulauktume signalinio baro, iškart per pirmus 5-10 baro, jeigu rinka sustotų, reiškia po pramušimo, sulauktume signalinio baro, pardavimas su 2:1 pelno nuostolio santykiu. O artimiausiu metu žinoma, kad galimi pirkimai, pirkimas galimas jau ir iš karto pagal valandinį grafiką, stop lossas būtų reikalingas ties kaina 8,329, o jeigu čia pirkimas nepasiteisintų, sekantis pirkimas 15 punktų žemiau ties 8,350, bet kokiu atveju pirkimą darant dabar yra tikimybiškai, jau 60% tikimybė turim pirkimui, stop lossas žinoma turėtų būti, kaip ir minėjau, žemiau štai šitų žemų, žemiau 8,325, o pirkimas iš karto ir vos 15 punktų žemiau. Pirkėjų tikslai 8,400. 8,400 pramušimo atveju, štai šito kanalo pramušimo atveju reikėtų sulaukti signalinio baro ir tada su 2:1 pelno nuostolio santykiu galima būtų užeiti pardavimu. Po pardavimo tikslo, kada pasiekia pardavėjai pelno tikslus, bus galima vėlgi užeiti į pirkimo pozicijas. Euros svaro valiutų poroje mes matome vėlgi judėjimas žemyn, krentanti banga nuo intervalo viršaus, kaip ir prognozavom, rinka atsimušė, su gražiu pelno nuostolio santykiu čia galėjome suprekiauti ir štai šitoje vietoje mes turime pelno tikslus artimiausius pardavėjams, tačiau labai, kadangi mes matome inertišką svaro kritimą, labai didelė tikimybė, kad tas lygis bus pramuštas ir vis dėlto ties kaina 81,40 prieš tai šito palaikymo reikėtų sulaukti signalinio baro, būtų galima sulaukti 2:1 pelno nuostolio santykių pirkimų. Po pirkėjų pelno tikslų, kada pirkėjai pasieks pelno tikslus, rinka pasikoreguos daugiau, bus galima užeiti vėlgi pardavimo pozicijas, bet pardavimo pozicijas tada jau, jeigu sakykime, ties 8,140 sulauktume pirkimus su 2:1 pelno nuostolio santykiu, tai reikėtų ties 81,90 kažkur tai pardavimų ieškoti, kad būtų žemiau štai šitos žemumos, arti slankaus vidurkio, sekantis artimiausi pardavimai. Tai tiek šioje savaitinėje apžvalgoje. Visiems linkime sėkmingos prekybos ateinančią savaitę, valdykite riziką, įvertinkite situacijas teisingai ir stenkitės uždirbti maksimaliai didelį pelną.